Tęsinys mano kelionės. Artėjau prie Mėnulio ežero. Viena perėja buvo gan ilga tokia, nebuvo stati, bet ilga gan. Įveikiau, bus dar viena nedidelė perėjukė. Ten pusvalandis iki jas tik į ją įlipti. Nieko tokio. Ir tuo atsivers labai gražius vaizdai. O, jau tiesiai yra uolinis bokštas ir po jo ant akmenų stovi jutė. Vadinasi, jinai Totalp jutė. Tai iš jos ten alpinistinių maršrutų yra. Ir yra į 3 km aukštį ten viršūnėlė Šezaplano vadinasi. Tai už to bokšto dar truputį toliau. Vat. Kalnų ežeriukas. Šitą upelį ten įlysiu. Kojelės atpalaiduoti žemai. Ir dabar noriu apie vieną tokį triuką papasakoti, apie kurį užsiminiau prieš tai buvusiame video, kur kalbėjau iš gražios vietos, iš energetinės tokios, energetinio lopšio tokio, toks, nežinau, nekaltybė tokia gamtos dvelkia visiškai. Ir va tas triukas, kaip stovi, mokausi vis naujų ir naujų įgūdžių. Dabartiniai mano, sodininkas, daržininkas, nauji įgūdžiai, kurių mokausi, jie reikalauja daug laiko. Tai vat investuoju ir tai, nes greitai labai nieks neauga. Nu, Mėnulio ežeras atsiveria. Tada turiu tokių keistų išmokęs dalykų, kaip slidžių, pavyzdžiui, vaškavimas. Kai privertė aplinkybės, buvo uždaryta viskas. Išmokau ir tokį dalyką, atrodytų egzotišką, nes yra tokia platforma pavadinimu YouTube ir jinai atveria iš tikrųjų neaprėpiamos galimybės mokytis. Anksčiau ten mokymuisi reikėdavo specialisto. Ir dabar, aišku, ten žinios tiesioginės geriau perduodamus per specialistą. Bet jeigu specialisto, meistro, eksperto nėra galimybės norimai sričiai kažkokiai šakai išmokti, įgūdžiai nėra, tai yra viskas YouTube. Įvairiom kalbom. Aišku, lietuvių ten daug ko nėra, bet anglų, rusų kalbom galima praktiškai ten viską susirasti. Ir kažkada senai pamačiau, buvau tobulėjimo kelyje ten tokiame, senai kažkada, asmenybės ugdymo. Ir ten knygos tokios visokios pratingos, kaip man tuo metu atrodė, ten minėdavo, kad reikia 10 000 valandų praleisti prie kokios veiklos ir tada tu ten tampi ekspertų ir gali labai, žodžiu, savo ten kokį nors pomėgį paversti ten, kaip pasakyti, pelninga veikla, iš to gyventi ten panašiai. Bet aš ten, tai, čia, ką žinau, 5-10 metų gali gyvenimo praeiti, kad tiek tų valandų gauti. Ir paskui aš ten tam pačiam YouTube pamačiau vieną tokį bičiuko. TEDx, atrodo, vadinasi platforma ten. Kaip jis pasako, kad pakanka, jeigu nori būti kažkoks specialistas, už kurio lygį mokami pinigai, tai tau pakanka praleisti turėti 20 valandų praktikos ir tu faktiškai jo tampi. Aišku, prieš tai gal truputį ten literatūros kažkokios, bet tai tas studijavimas neįeina į tos 20 valandų tiesiog kasdienės, pavyzdžiui, kasdien po valandą arba paimti per 2 dienas ir išmoksti kažkokį naują įgūdžių. Pavyzdžiui, aš taip išmokau tinkavimą ir
slidžių kantų galandimą. Visokius tokius dalykus, kurių prireikia tiesiog. Paimi pasižiūri YouTube, gaunasi kaip nuotolinių būdų tau yra specialistų pilna, kurie rodo, kaip tą padaryti. Ir tiesiog atkartoji, jeigu ten pas tavęs asmeninė veikla viskas tvarkoja, tai manau, kad ten didelė problema gausis instrukcijas ir jas kai tiesiog dar matai, tai tiesiog naudotis galimybėm. Tai va, jeigu kažkas turi kažkokių naujų poreikių, kažkokį įgūdį, tai reikia. Ir kaip pavyzdys buvo, tas bičas atsinešė ukulėlę, gitarėlę tokį ir sako, va, praėjo 20 valandų, kai neturiu muzikinės klausos, niekada su jokių muzikos instrumentų negrojau. Ir sako, dabar egzaminas bus prieš auditoriją. Ir jis pagrojo kažkokią ukulėlę kompoziciją, jeigu neklystu, gal Somewhere Over the Rainbow. Žinoma, tokia kompozicija. Bet nesutiktas, greičiausiai. Ir išlaikęs egzaminą, bet parodė, kad per 20 valandų net ukulėlę, mažai gitarėlę galime išmokti groti. Tikslas vis artėja ir artėja, bet, kaip sako, viršūnė pusė kelio ir man laukia dar grįžimas iki keltuvo, kur dviratis. Bet aš darysiu aplink šitą visą kalnagobrį, apsuksiu kitų kelių leisiuosi. Karvutės Alpių. Ir aš čia kažkur kojas įkišiu į vandenėlį. Čia turbūt pasimausiu batus, kad laiko daug negaišti. Atsivesinsiu per vieną askezę. Tai vat mano šiandieninė askezė vadinasi 4 valandos ėjimo kalnais, tai čia jau turbo gaunasi variantas, kurių metu galima pravalyti, reikia 4 valandų pastovaus ėjimo, kad prasivalytų 5 energetiniai blokai, kurie mūsų energetinius kūnus supa. Čia Olegas Torsunovas, Lietuvoje gerai žinomas specialistas, kiekvienais metais atvažiuoja ir apie tai pasakoja, tai galime jo lekcijų susirasti internete ten, kas nori įjungti. Man jis buvo atsakymas, kaip įjungti organizme savigydos funkciją. Nes aš intuityviai jaučiau ir tuo pačiu sutikti žmonės, ten kokių 70 metų, kurie atrodo ten vos negeriausiai savo formai, kaip kokie 3-5, atrodo per pus mažiau metų žmogui. Tai vat davė šiokius tokius atsakymus ir aš pasirodo intuityviai, kito baudėjas netgi. Na ir va, faina viečikė, čia vat ir brys aš į upelį. Pasijungti dar vienai tokiam gydomajam metodui kalnų upėse yra daugiausiai ozono, O3 yra O2 deguonis, ozonas O3, tai yra kalnų upeliuose tokiuose, jų kiekis 1000 kartų viršė negu ten sanatorinės sąlygas, kur tiesiog pušynas kažkoks yra paprastoje vietoje švarioj. Tai čia 1000 kartų daugiau. Dėl to tokioje tyroj, dieviškoj, kas švariausiai yra gamtoj, tas energijos atsistatymo procesai labai puikiai pasileidžia ir jaučiasi. Ne tiek fizinio, tai per kelias valandas nepatirsi. Reikia nuolat tą daryti. Ne tai, kad intensyviai, bet pastoviai kiekvienais metais, kiekvieną mėnesį. O trumpalaikius efektus, ypatingai savo ten kažkokį programavimą emociniam lygyje pasiekti galima ir trumpalaikiais tokiais metodais. Tai vat ką aš ir padarysiu. Tai ačiū už dėmesį, papasakojau, ką norėjau. Mano kelionė tęsiasi. Ir jeigu esu dar nesmarkiai pavargęs, bet jeigu po kitos perės būsiu pavargęs, gal dar vieną kokį ir padarysiu, bet jau man atrodo papasakojau, ką norėjau. Ir tokia mano
vasaros uždarimo, tai nepamirštamo gaunasi kelionė. Džiaugiuosi, kad jinai vyksta. Ir kažkaip tą energetiką, bet ir su jumu norisi labai pasidalinti. Iš tikrųjų, kai energijos trūkumo nejaučiu jau senai ir jinai per kraštus veržiasi tiesiog, tai norisi dalintis ją. Kartais netgi su tai žmonėmis, kurie visiškai neverti. Šiems surprizas padarau, ten paimu ir tokį pliūpsnį energijos, meilės energijos, tokios pavarau, tai matau, kaip jie stebisi, kai susitinkam kitą kartą. Gerai, čia buvo Rasis iš dabar esu Nuomenų ežero, sakykime, iš Liūnerzė. Jeigu ištroškis elgis beprotiškai, visiems meilės, sveikatos, laimės ir daug sėkmės.